Laidą pristato Baby City – milžiniškas vaikiškų prekių pasirinkimas. Pokyčiai laidoje Padėkime augti maloniai nustebino ne vieną žiūrovą. Prieš šventinių laikotarpių su jumis sveikinuosi nauja laidos vedėja Laura Imbrasienė. Laidos kūrybinė komanda, norėdama artimiau supažindinti jūs su nauju Padėkime augti kolektyvo nariu, parengė specialų reportažą. Kuo gyvena Laura ir jo šeima, apie ką svajoja, kokia ji mama ir dar daugelis kitų įdomių faktų jau visai netrukus. Nuo pokalbį pradėkime nuo to, kaip Laura jaučiasi tapusi Padėkime augti vedėja. Kai man pasiūlė vesti šitą laidą, aš tyliai širdien nudžiugau, nes iš tikrųjų kažkur mintis jau buvo tokios, kad aš galbūt norėčiau tą daryti, galbūt netgi norėčiau savo laidos, bet kai pasitaiko toks momentas, kai kažkas tau atneša ant lėkštės ir paduoda, aš su džiaugsmu sutikau. Darbas televizijoje Laurai ne naujiena. Ir anksčiau yra tekę vesti laidas, tiesa kitokio pramoginio pobūdžio. O laida Padėkime augti Lauros nuomonė ypatinga, nes jis skirta šeimoms auginančioms vaikus, mamoms, kurios nebijo pripažinti esančios netobulos, kaip ir ji pati. Vaikai yra labai svarbus mano gyvenime. Ir iš tikrųjų aš tai supratau galbūt vėliau. Aš netgi esu pabaigus pedagoginį universitetą, dabar tai yra edukologijos universitetas. Ir mokytojo specialybė yra mano. Ir kažkaip viskas gyvenime taip susiveda, kad aš esu šalia vaikų. Naujai laidos vedėjai nesvetima ir auklėtojos patirtis. 4 metus iš eilės Laura dirba vaikų vasaros stovykloje, pastaruosius 2 užima vyriausiosios auklėtojos pareigas ir per vasarą turi 5 pamainas po 200 vaikų. Sutikite, tai būtų nemenkas iššūkis kiekvienam iš mūsų. Aš nuo mažens visada mylėjau vaikus, visada mėgau būti su jais, visada mėgau juos čiupinėti ir netgi visus kiemo vaikus aš esu išsiauginus. Tiek, kiek man leido jų tėvai būti su jais ir užimti juos. Visuomet giminių vaikai būdavo pas mane ant rankų, nes man būdavo gera būti su jais ir aš labai laukiau savo sūnaus. Žinia, kad Laura laukėsi, jo šeimai buvo maloni ir miela staigmena bei didelis džiaugsmas. Sūnus Mantas visuomet apgaubtas begalinės mamos meilės ir rūpesčio. Auklėdama berniuką, Laura visuomet kalbasi su juo kaip su suaugusiuoju, kaip su sau lygiu ir pripažįsta, kad yra griežta mama. Mes anksti išmokom daugelį dalykų daryti ir jisai, toks protingas, jau kiekvienai mamai turi būti savas pelėdžiukas, yra pats gražiausias, bet, man jisai yra labai protingas ir jis visuomet uždavinėdavo gal ne pagal savo amžių klausimus. Pirmas jo žodis, kaip nebūtų keista, vienas iš pirmųjų buvo obuolys ir mes Mantą ilgą laiką vadinam obuoliu, nes jisai kur be buvo, ten žalia spalva, ant stiklinės, visur jam buvo obuoliai vien tik tais. Mantui 9, jis labai savarankiškas ir gabus vaikas, groja gitara, padeda mamai gaminti ir visuomet pirmauja žaisdamas su ja stalo žaidimus. Taip ir peršasi klausimas, ar Mantas turės sesutę ar broliuką. Aš labai norėčiau, kad turėtų ir sesę ir brolį. Iš tikrųjų, 3 vaikai yra mano siekiamybė ir kartais mes planuojam, ten kažkas juokiasi iš mūsų, bet aš tikiuosi, kad mes susiimsim ir turėsim. Jei taip atsitiktų netolimoje ateityje, Laura nemano, kad nėštumas ar kūdikis galėtų trukdyti ar turėti neigiamos įtakos laidos vedėjos darbui. Atvirkščiai tai būtų žingsnis arčiau tų žiūrovių, kurios tuo metu gyventų tuo pačiu, kuo ir ji. Tai būtų galimybė dalytis patirtimi ir ieškoti atsakymų su vaikų auginimu susijusiems klausimams, kaip ir šiuo atveju auginant ir auklėjant 9 sūnų Mantą. Nes klausimų vaikui augant nemažėja, jų darosi tik daugiau. Tėveliams tie, kurie bijo kalbėtis, jie gali pasižiūrėti visuomet, jie gali rašyti mums ir mes skatiname tai daryti, užduoti klausimus, galbūt drąsesnius mes kviečiame dalyvauti mūsų laidose ir žinoma, aš ką norėčiau pabrėžti, reikia mokėti dalintis ir mokėti semtis. Ir kai mes sugebame vieni kitiems padėti, mes galime gražiai ir sėkmingai augti. Šį kartą tiek. Paliekame jūsų nuo šiol kiekvieną šeštadienį besisveikinsiančios Lauros Imbrasienės linkėjimų kitiems metams. Aš tikrai linkiu kuo mažesnių bėdų augant, žinoma, linkiu kuo daugiau juoko namuose, nebijoti būti netobulais, nebijoti matyti savo vaikus ir mokytis iš jų, nes jie ateina čia į gyvenimą tokie švarūs, tokie gražūs ir tokie teisingi. Tai mums reikėtų tik bandyti mokytis iš jų. Ir tiesiog bendraukime ir būkime kartu.